Kaunas gyvai. Na ir šį kartelį aš jums noriu klausytojai pristatyti temą, kuri turbūt aktuali visiems šią vasarą ir vasaros metu – maudyklos, vandens telkiniai Kaune, Kauno mieste ir kokiagi jų yra švara, ar juose galima ar negalima maudytis. Apie tai mes šiandieną norime pakalbinti Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistę Jūratę Jackytę. Labą dieną. Labadiena. Na ir pakalbėkime, prašau, apie vandens telkinius Kauno mieste. Kokiegi telkiniai Kauno mieste yra tyriami ir kokia tų vandenų kokybė yra, ar juose galima maudytis ar negalima maudytis? Tai Kauno mieste yra oficialūs 4 paplūdimiai. Tai yra Kauno marių 1 paplūdimys, Kauno marių 2 paplūdimys, Lampėdžių karjeras bei Panemunės paplūdimys. Ir kas 2 savaitės jie yra tyriami. Nacionalinė visuomenės sveikatos centro laboratorija atlieka tyrimus ir tyria vandens kokybę. Ir dabar paskutinių tyrimų duomenimis Kauno Panemunės paplūdimys neatitiko Lietuvos higienos normų ir viršijo žarninių enterokokų skaičių. Ir atlikti pakartotiniai tyrimai naujausi rodo, kad Panemunės paplūdimys yra užterštas vis dar ir žarninių enterokokų skaičius padėjęs rodo fekalinį vandens užterštumą. Ir vadinasi, tokiam vandenyje nepatartina maudytis, ar ne? Taip, tokiam vandenyje visiškai nepatartina maudytis, nes žmonės gali sirgti šlapimo, tulžies takų infekcijomis, gali sukelti įvairias žaizdas ir virškinimo trakto sutrikimus. Na, o jeigu vis dėlto klausytojai, nes buvo bent jau praėjusią savaitę tokių straipsnių, antraščių skaityta spaudoje, kad vis dėlto žmonės neklauso specialistų patarimų ir vis dėlto maudosi, tai didelė tikimybė, kad jie gali užsikrėsti ar kažkokios alergijos sukilti, ar, kaip ir minėjote, kažkokios infekcijos, ar ne, atsirasti? Taip, gali kilti įvairių sutrikimų ir sveikatos pažeidimai įvairūs gali atsitikti ir taip pat labai svarbu pasakyti žmonėms, kad jie nesimaudytų tokiam vandenyje, nes tarp fekalijų maudytis nemanau, kad yra malonu kiekvienam žmogui ir kiekvienas turėtų pagalvoti apie savo sveikatą. Ypatingai tėvai turėtų prižiūrėti savo vaikus, kad jie nesimaudytų, vyresnio amžiaus žmonės, taip pat ir nėščiosios dėl tiesiog pasilpnėjusios imuninės sistemos. Na, dėkojame Jums už pokalbį ir dar kartelį paskatinsime klausytojus, kad vis dėlto vengtų Panemunės paplūdimio, ar ne? Nes, kaip suprantu, kituose Kauno paplūdimiuose, 1 Kauno marių, 2 Kauno marių ir Lampėdžių karjere galima maudytis, ten kaip ir švarus vanduo yra, ar ne? Taip, šiuose paplūdimiuose galima maudytis ir tai daryti galima ilgą laiką, bet Panemunės paplūdimio reikėtų vengti ir tiesiog rinktis kitus vandens telkinius. Na, paskatinsime klausytojus aplenkti Panemunę, bent jau kol ten vandenukas bus švarus ir bus jame tikrai galima ir ramu maudytis. Na, o Jums dėkojame už pokalbį, už tokį nuotaikingą pokalbį, linkime gražios dienos ir turbūt šiuo klausimu galbūt kažkada ir ateityje Jūs pakalbinsime, gal dar šią vasarą. Gerai, ačiū Jums, viso gero. Dėkojam, gražios dienos viso. Iki. Viso. Na ir girdėjote, kalbėjome apie Kauno miesto telkinius, apie vandenis, apie paplūdimius, kur galima, kur negalima maudytis. Kaip girdėjote, Kauno marių 1 ir Kauno marių 2 paplūdimiuose galima maudytis, taip pat Lampėdžių karjere yra švarus vanduo, bent jau pagal atliktus tyrimus yra nustatyta, kad jame tikrai atitinka visos higienos normos ir galima maudytis. Na, o štai Panemunės paplūdimyje pakartotinai tyrimus atlikus, vis dėlto vanduo nėra ant tiek švarus, kad galėtumėm maudytis ir neužsikrėsti, taip sakant, ir infekcijomis, ar kad alergijos kažkokios nesukiltų. Todėl specialistai patarė vis dėlto aplenkti Panemunės paplūdimį ir ten nesimaudyti. Apie tai mums šiandieną papasakojo Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistė Jūratė Jackytė.